Pirmoji tema – parduotuvės struktūros valdymas. Kai tik jums aktyvavome elektroninę parduotuvę, gavote standartinę 3 stulpelių struktūrą. Tai yra informacija išdėliota 3 stulpeliais – kairė, centras, dešinė. Tačiau parduotuvėje esantis modulių valdymo įrankis leidžia šią struktūrą keisti ir informaciją išdėlioti 2 stulpeliais – kairė, centras, centras, dešinė arba 1 stulpeliu. Visa informacija yra dėliojama tam tikromis dėžutėmis arba moduliais. Jie turi savo pavadinimus. Jeigu žinome būtent šių modulių pozicijas, galime struktūrą keisti. Puslapio viršus arba header, meniu juostelė ir footer. Šios pozicijos ir moduliai šiose pozicijose visose puslapiuose bus vienodi. Tačiau puslapio centrinėje dalyje moduliai gali būti atvaizduojami skirtingai titulinėme puslapyje, kategorijų puslapiuose, straipsnių puslapiuose, prekių kataloge, prekės puslapyje. Puslapio viršuje yra pozicija top, ji eina per visą puslapio ilgį, puslapio apačioje pozicija bottom, kairėje left, dešinėje right, centre user 1, user 2. Prekių kataloge pozicijos bus tos pačios, tik priešais pozicijos pavadinimą atsiranda įrašas Shop Index, prekės puslapyje taip pat tos pačios, tik priešais pozicijos pavadinimą atsiranda įrašas Product. Atitinkamai parduotuvėje dar yra vartotojo profilio puslapis, registracijos prisijungimo puslapis ir pirkimo žingsnių puslapis. Šie 3 puslapiai standartiškai yra 1 stulpelio struktūros, tačiau jeigu jums reikia išvesti papildomą žinutę, kad ir pirkimo žingsnių viršuje, galite sukurti modulį ir jį ten atvaizduoti. Kaip ir susipažinome su pačiais moduliais, dabar panagrinėsime modulių valdymo įrankį. Išplėtimai modulių valdymas. Atsidaro modulių tvarkyklė. Ką mums reikia joje pagrinde žinoti? Visi moduliai turi savo pavadinimą. Pavyzdžiui, tai modulis drabužiai batai, tai prekių palyginimas. Svarbu žinoti. Pavyzdžiui, mes norime surasti modulį svarbu žinoti, nežinome jo pozicijos. Filtro laukelėje įrašome fragmentą modulio pavadinimo, spaudžiame pirmin arba Enter, sistema mums suranda šį modulį. Ką mes matome? Matome modulio pavadinimą, ar jis įjungtas, paspaudus pelytę galime jį išjungti, arba dar kartą paspaudę vėl įjungti. Prieimo lygis viešas reiškia, kad mato visi, registruotas reiškia, kad mato tik prisijungę prie parduotuvės vartotojai. Toliau rodoma pozicija right. Jeigu išvalysime paiešką ir atfiltruosime iš karto pagal poziciją visus modulius, sistema mums parodys visus modulius esančius pozicijoje right. Tai ypač naudinga, jeigu norime keisti modulių išdėstymą. Pavyzdžiui, apklausą norime rodyti iš karto po prisijungimo. Taigi spaudžiame diskelio ikonėlę ir ties apklausą spaudžiam rodyklę į viršų. Arba iš karto nurodome numerį, kurioje vietoje turėtų būti modulis sąraše. Spaudžiame diskelio ikonėlę ir apklausa iš karto atsiduria 3 vietoje. Jeigu perkrausime puslapį, matysime, kad po krepšeliu ir prisijungimu atsiranda mūsų apklausa. Dar keletas naudingų funkcijų. Visus modulius galima iš karto išjungti. Tai yra pažymime, spaudžiame išjungti. Jeigu peržiūrėsime, matysime, kad right pozicija dingo. Ir gavosi 2 stulpelių struktūra. Jeigu atfiltruosime poziciją left ir taip pat išjungsime visus modulius, perkrausime puslapį, gausime 1 stulpelio struktūrą. Dabar sugrąžinsime pakeitimus. Įjungsime modulius pozicijoje left ir pozicijoje right. Perkrauname puslapį ir vėl turime 3 stulpelių struktūrą. Dar keletas naudingos informacijos. Visus modulius galima kopijuoti. Tai yra, jeigu norime tokį patį modulį sukurti prekės puslapyje,
Šiuo atveju jis rodomas tik titulinėme puslapyje, jį galime pažymėti ir kopijuoti. O toliau tiesiog galima pakeisti jo poziciją. Kairėje pusėje dažniausiai būna modulio pavadinimas, jo įjungimas, rodymas, pozicija, dešinėje jo parametrai. Šiuo atveju mes modulį norime tokį patį parodyti ir prekės puslapyje. Pakoreguojame antraštę, ji gali būti tokia, kokia mums reikia. Pavadinimą rodome arba nerodome, modulį įjungiame, poziciją parenkame Product Right. Tai yra prekės puslapyje ir spaudžiame saugoti. Norint susiformuoti savo parduotuvės norimą struktūrą, rekomenduojame pasimti paprastą baltą popieriaus lapą ir jame susibraižyti, kaip jūs įsivaizduojate titulinį puslapį, prekių sąrašą, prekės puslapį, straipsnius, prekių katalogą. Kai turite aiškę viziją, galima bandyti ją įgyvendinti. Dabar pagal mūsų planą titulinėme puslapyje baneris turi būti per visą ilgį, toliau prekės besisukančios, kategorijos, dešinėje gamintojai ir anketa. Mūsų parduotuvėje User 1 pozicijoje yra slideris. Jis turi keliauti į puslapio viršų per visą ilgį. Taigi susirandame poziciją User 1, spaudžiame į vidų, pakeičiame jo poziciją į top ir išsaugome. Dabar pastebėsite, kad modulis persikėlė į viršų, tačiau paveikslėlis liko toks pat, koks buvo centrinėje dalyje. Taip nutiko todėl, kad pakeitus modulio poziciją, pati nuotrauka nepraplatėja. Šiuo atveju nuotrauka turėtų būti 950 pikselių ilgis, aukštis 360. Neišsigąstam, susirandam poziciją top, užeinam į modulį slideris ir dešinėje pusėje pakeičiame sliderio ilgį. Turi būti 950 ir atvaizduojame platesnius banerius. Spaudžiame saugoti. Perkrovę puslapį matysime daug didesnį banerį, kuris besisuka daug didesnėje erdvėje. Toliau pagal planą kairė pusė turi visai išnykti, dešinė praplatėti. Taigi susirandame modulius esančius pozicijoje left. Juos visus išjungiame. Perkrauname puslapį. Centras praplatėjo. Dabar vidurinėje dalyje išjungiame nereikalingus modulius. Taigi pozicija User 1, išjungiame visus modulius, įjungiame tik geriausi pasiūlymai akcijos. Patikrinam, ar User 2 pozicijoje nieko nėra. Išjungta. Tai viskas tvarkoje. Grįžtam į poziciją User 1. Pasižiūrime pakeitimus. Matome, kad geriausi pasiūlymai liko, tačiau šone liko erdvės. Taigi užeiname į modulį, dešinėje pusėje pažiūrim parametrus. Slider width yra netokio ilgio, kokio reikia. Turi būti 750. Ir atvaizduojam šiek tiek daugiau prekių. 4. Spaudžiam saugoti. Perkrauname puslapį, matom, kad atvaizduojama daugiau prekių ir išplatėjo pats modulis. Po apačia turi atsirasti prekių katalogas, kategorijos. Dabar daugelis modulių pas jūs jau yra, tik tai jie yra dažniausiai išjungti. Jeigu panagrinėsite, tikrai surasite. Štai prekių kategorijos. Spaudžiame įjungtas, pasižiūrime, kaip atrodo. Štai jos ir atsirado. Toliau dešinėje pusėje turi likti tik gamintojai ir anketa. Filtruojame poziciją right, pažymime visus modulius, išjungiame. Įjungiame apklausą, gamintojų čia nematome, tai išvalome paiešką, paieškom gamintojų. Štai ir gamintojai. Užeiname į vidų, gamintojus įjungiame. Poziciją parenkame right. Spaudžiame saugoti. Perkrovę puslapį matysime gamintojai ir apklausa. Jeigu norime užpildyti pilnai puslapį, matome, kad dar yra tuščia vieta, o po apačia nieko nėra. Taigi prekių kategorijas galime atvaizduoti per visą ilgį. Tai jau pozicija bottom. Išvalom paiešką, surandam poziciją User 1,
Užeiname į prekių kategorijas, pakeičiame į poziciją bottom. Spaudžiam saugoti. Perkrovę puslapį matysime, kad kategorijos atvaizduojamos bus per visą ilgį. Toliau pagal planą straipsnių puslapyje. Kairėje turi būti straipsnių nuorodos, dešinėje nieko, o centrinėje dalyje visa straipsnių informacija. Dabar matome gamintojai ir apklausa, tos pačios pozicijos kaip ir titulinėme puslapyje. Surandame pozicijas right, užeiname į vidų ir čia mums labai svarbus meniu priskirimas. Jeigu dirbam su tituliniu puslapiu, straipsniais ir kategorijomis, meniu priskirimas mums aktualus, kadangi pozicijos tokios pačios, tačiau turime žymėti nuorodas, kurias paspaudus tie moduliai bus matomi. Šiuo atveju turi būti matoma titulinėme puslapyje, tai yra pagrindinėme meniu, kai paspaudžiame į pradžią, ir footer meniu, kai paspaudžiame į pradžią. Spaudžiame saugoti, perkrauname puslapį ir gamintojai išnyko. Tačiau titulinėme puslapyje jie liko. Ta patį padarykime ir su apklausa. Sužymėme straipsnius, kuriuos paspaudus turi būti matoma. Saugoti. Toliau kairėje pusėje įjungiame straipsnių modulį, kuris vadinasi svarbu žinoti. Žinome į vidų, modulį įjungiame, poziciją parenkame left ir meniu pasirinkimas šiuo atveju bus visi straipsniai. Saugoti. Perkrovę matysime straipsnius, klientas naršys per straipsnius, matys tik straipsnių informaciją. Toliau, užėjus į katalogą, konkrečiai į kategoriją, mes kairėje pusėje turime matyti visas kategorijas. Reiškia, susirandame katalogą. Jis yra išjungtas, jo buvo pozicija left. Užeiname į vidų, įjungiame. Pozicija lieka ta pati, tik atvaizduojama yra prekių kataloge. Reiškia, kad jeigu vaikščiosime per kategorijas, kairėje pusėje visada matysime kitas kategorijas, kategorijų medį. Ir prekių katalogo puslapis. Tai yra atskiras puslapis, kuriame atvaizduojamos visos kategorijos, tačiau čia gali būti taip pat struktūra tokia, kokia jums reikalinga. Susirandam modulį top 10 ir mes jį atvaizduosime būtent prekių kataloge. Pozicija bus jau shop index left, kadangi tai yra prekių katalogas. Na ir taip pat aš pakoreguosiu, kad būtų matomos labiausiai peržiūrėtos pirktos prekės. Perkrovus puslapį matysime top 10 kairėje. Dabar prekių katalogas iš karto susigrūdo, neišsigąstume, keliaujame į poziciją shop index, išvalome, prekių kategorijos. Dabar pavadinimai matome net 2, vieną galime naikinti ir kad būtų eilutėje po 3 kategorijas. Perkrauname ir susitvarkė. Dabar prekės puslapyje mes matysime yra 2 stulpelių struktūra, tokia kokia mums ir buvo reikalinga. Taigi kol kas čia jokių pakeitimų nedarysime. Taigi po mūsų pakeitimų mes turime titulinį puslapį mišrų, kategorijos puslapį 2 stulpelių, prekių katalogą 2 stulpelių, tačiau su kitokiais moduliais, prekės puslapį 2 stulpelių, tačiau vėl su kitokiais moduliais, straipsnių puslapį tik aktualią straipsnių informaciją. Tokiu būdu dirbame su straipsniais. Mūsų patarimas – pabandyti nusipiešti tai, ko jums reikia ir pabandyti realizuoti.